Patikimą ir saugų automobilio vairavimą pirmiausia lemia vairuotojo dėmesys ir susikaupimas. Reikalavimas būti dėmesingam vairuotojui kai kuriuose šalyse įrašytas net į kelių eismo taisykles. Deja, Lietuvoje prie vairo mėgstama ne tik užkandžiauti, dažytis lūpas, bet net ir šnekėti telefonu be laisvų rankų įrangos, ką draudžia daryti kelių eismo taisyklės. Vairavimo instruktorius Darius Jonušis automobilio vairavimą lygina su svarbiu verslo susitikimu. Tik tai skirtumas tas, kad jeigu neišsiderėsim gerų sąlygų versle, galbūt išsiderėsim kitą kartą. Šitoje vietoje mes rizikuojam tiek ir savo gyvybę, ir sveikatą, ir galbūt ir žmonių, kurie visai nevairuoja automobilio sveikatą ir gyvybę. Vairuotojas turi laiku pastebėti situacijos pasikeitimus kelyje, jei jie kelia pavojų eismo saugumui. Greitas tokios situacijos įvertinimas ir adekvatūs veiksmai, kad avarinė situacija neįvyktų, rodo vairuotojo sugebėjimą susitelkti. Ar tu visada dėmesingas ir saugus kelyje?